Sveiki, mokslo metai iššūkis ne tik vaikams, bet ir tėvams. Kaip sureguliuoti dienos režimą, kad vaikai, ypač pirmokėliai ir visi pradinukai, nepervargtų. O kaip reikės raminti ir mokyti pirmoką mokyklos taisyklių, jei ne kartą girdėjote, kaip jam sunku susikaupti, nustygti vietoje ir sutelkti dėmesį. Ir apskritai neramu, kaipgi jis išsėdės mokykloje pamokas, į toks judrus. Neramu ir dėl vyresniokų, nes prisimenam, kaip praeitais mokslo metais jiem buvo itin sunku susikaupti. Pažįstama situacija. Įsivaizduoju, kad ir jūsų nenurimstančiam vaikui nelengva. Į nuolatinius barimus ir prašymus susikaupti regis jis nebekreipia dėmesio. Bet jis tikrai kreipia. Tikrai stengiasi. Tik ne visuomet pavyksta. Tad noriu patarti. Nebarkime, o pasistengime padėti. Laikykitės griežto dienos režimo visą šeimą. Tinkamai maitinkitės ir kartu pajudėkite. O jei reikia pagalbos, noriu priminti ir pristatyti Memostar Focus papildus susikaupimui ir kontroliai. Sudėtyje yra memofenol bioaktyvūs polifenoliai, geriausių polifenolių rinkinys, kurio poveikis patvirtintas tyrimais. Tai inovacija atminčiai, dėmesio sutelkimui ir savikontroliai. Įeina į sudėtį ir bakopa, gerina atmintį ir susikaupimą, ir melisa, cinkas, B grupės vitaminai, kurie būtini nervų sistemos tinkamai veiklai. Vienos dėžutės pakanka vienam mėnesiui. Susikaupkime.